Ho, 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 labryt. Ho, 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 reikėtų sakyti, jeigu biški šiauriau būčiau, ne? Habibi, come to Dubai. Aš jau atsibudau, susitvarkiau čia daug reikalų. Apie viską nuo pradžių. Tai naktį biški buvau prasibudęs. Jeigu girdit tą pip, 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 tai 5 valandą ryto galvoju, kaip čia fainiai, atvažiuoju 5 valandą išveš šiukšlės, paskui nebėra kamščių. Bet čia pasirodo, kad ne šiukšlės vež, o stato namą. Va. Tai taip čia ir pipčiai. Nuo 5, tai tas nuo 5 mano toks kiauras miegas buvo. Bet iki 5 miegojau kaip saldainiuks. Nečirškė telefonai. Kai 5 buvau prasibudęs, tai skaičiau naujienas, kad būtent 5, po 5 prasibudau. 5 valandą buvo raketų antskridis ar kažkas, bet vis buvo numuštas ir jau kaip ir be streso. Tai jeigu anksčiau kiekiai būdavo ten po 500 per parą numušamų, kaip paleidžiamų ir numuštas vis praktiškai, o dabar jau ten bėra apie 100, tai matyti jau pabiškai išsikvėpė. Kažkaip sakiau, nėra tokių resursų. Pasirano ten tokiais mastais ir tiek daug čia leisti ir atakuoti visus, kad jau kaip piktais ten ir nusteikęs, tai išsibaigs. Tai resursų ten tą raketą pagaminti tikrai ne dienos ir klausimus. Ar tą pačią šakedą, tai viskas rimsta. Skrydžiai jau po truputį vyksta iš Dubajaus. Naktį žiūrėjau, koks gal 20 skrydžių įvyko. Vieni vis dar cancelinami, kiti biškai atidedami. Tas laiks toks varijuoja, vieną nustato, kitų išskiriant. Tai matyti dėl to, kad langai kažkokie saugus atsidaro. Ir jau kai atsidaro, tai paleidžia juos. Mačiau, kad ir mano Air Arabija skrydį jau turi rytoj į Krabį. Trečiadienį vakare. Aš jiem parašiau laiškelį ir dabar laukiu atsakymo. Jau pavalgiau pusryčius. Jau nuėjau prasitęsti nakvynę. Dar vienai parai. Kaina nukrito nuo $85 iki 71, man atrodo. Tai čia eurais išeina koks 5, 6. Tai tikrai gali. Tai čia planuojantiem į Dubajų. Jeigu tokį viešbutį pasiemi, čia kem 3 kvadratai yra. Tai čia dviesi tikrai gali gauti, dviesi gal biškai brangiau būtų gyventi. Tai už šiam 8 kažkiek čia Dubajaus kainom ir tokio lygmens viešbutėlis tikrai yra labai gera kaina. Žiūrėjau aplinkui, tai labai panašios tos kainos, vienas čiut brangiau, kitas čiut mažiau, tai nėra, kad aš čia dar kažkur nusiboginęs labai stipriai sutaupyčiau, tai aš ir niekur neisiu. O kur aš dabar planuoju eiti, tai į skalbyklą, nes čia irgi skalbimo paslaugas atliek, bet biš brangiai ir rūbus atiduotų tik tai rytoj vakare, kas man ir biš per vėlu jau, nes aš rytoj vakar jau galiu netyčia man būti reikėti oro uoste. Bet tas čia, kur atėjo pasimtų rūbų, labai puikiai čia paaiškino, sako, čia žinau, kad atiduodi vėlai, tu eik ir gatvės gale skalbyklą, ten atiduos tą pačią dieną ir pamatys, kaip bus gerai. Tai aš naisiu pasižiūrėti, nes čia, pavyzdžiui, už 3 kėlių skalbimo 4 dirhamus nori. O už ten t-shirt ir 15, tačiau kai suskaičiuoju, kiek aš visko turiu, tai eisiu musti į kriauklę skalbtis, jeigu čia niekas neskalbs, manau. Paplūdimys yra už 6,5 km. Nuvažiuoti ten kainuoja 12 eurų. Nueiti ten trunk 1,5 valandos. Ir saulės nėra, kas man tokiam pusvampyriui yra labai gerai, nes kai saulė yra, aš nelabai mėgstu ten tus paplūdimius, man į too hot. Tai aš šiek tiek susimušiau viduje su savim ir mes dviese tarpusavį kompromisą radom, kad aš nueisiu, bet grįžti iškviesti taksi, nes skaut kojas jau tos puslės, kur vienos kai kurios prasprogo, kai kurios dar prasprogs šiandien musiek. Tai ne, fainiai yra eit, skaut biški tos kojas. Šiaip, kai einu ne su batais, tai taip kaip ir normaliai, bet į batus buvau įlipęs, tai temp tos raumenelius, tai matyt kažkaip tam tikri raumenukai ir pavargė. Viskas musiek apdėtų čia tiek, kraunas biški iš tų šmutkių, einu priduoti kojinytis plauti ir žygiuoju į pajūrį. Pridaviau skalbti savo skudurėlius apie kainas.
4 poros koinyčių, 2 trisikėliai, 4 maikutės ir 1 čiortai. Eurais 12 eurų. Būtų buvę pigiau, nes čia 48 valandų servisas, o kadangi aš kokiam 8 galiu būti netyčia jau krabiai, tai ėmiau 12 valandų servisą, tai biš brangiau. Rytoj 11 valandą sako, ateik, jau būsim padarę. Bet, nėra kur dingti. Čia viešbučio šiaip ir brangiau buvo paslaugos. Ir anie neturto greitesnį servisą, tai aš turėjau ieškoti plano B. Bet išlygins būsiu kvapnos zuikėlis vėl. Esu nusiskutęs, viskas įsvarkęs, einu į paplūdimį pėsčiomis. Žiūrėsiu, kas manęs laukia, kaip fainiai yra beveik tuščia kuprinė neštis, nesunku. Nei. Tik reikia nepamiršti, kur šit mano tas viešbutis ir Donatello. Gerai. Tai 6 kilometrai. Šiaip tas gerklės su kosuliu, kad nepaleidžia manęs. Aš taip galvoju, kad arba kažkuriam viešbutį peršaldė mane tie kondicionieriai, arba metro galbūt irgi ten taip labai šaltai buvo. Tai nežinau, kurie vietoje. Ok, einu. Ar atsimenat tokį filmą Pono Bino atostogos, kur ponas Binas keliavo į Prancūzijos pietus prie Viduržemio jūros pamatyti jūrą ir jam ten pakeliui nesisekė ir ten penio prarado ir pinigus, gatvėje šoko. Visokių negandų žmogų užpuolė, bet galų gale pasiekė ją. Ar jums nėra taip, kad jūs turit kažkur tokį pažįstamą, kuriam labai panašiai buvo? Kad keliavo ne prie Viduržemio jūros. Metas sušlapti kojytis. Aš vėl kelyje. Kur dabar valkuosi? Važiuoju į ekonomikos ir turizmo, kaip čia dabar skaitos, ministerija, Dubajui. Ko aš ten važiuoju? Oro linijas Air Arabija. Pradedu galvoti, kad nereikia rekomenduoti niekad skristi jom. Jos man nei ragelių kelia, nei atrašo. Nes yra skrydis rytoj vakare į Krabį. Aš ten rebookingą padariau. Kažkas man iš Rumunijos skambint, kažkas. Lembar, kad slėp. Padariau rebookingą, bet jos man nieko, neatrašo. Ir nerebookina. Man tas erzina. Alio? Hello? Hello? Yes, I am. Yes. Good, thank you. Research. Aš žinai, kad tas research man €50 ką tik kainavo. Blok. 4 kartus skambinu. O čia ieškoma, ne koks nors departamentas. Spartaną jau pakėlė. Reikia atsiliepti. Žiūrėk. Taip, maniau, kad kamerį. Research.
Tai važiuosiu jo, kad ten gal jeigu vietiniai paskambins man į Air Arabiją. Air Arabija sakys, sorry, okay, great, we will. Ir išeidams biškį susišlapinau. Ką karšta nebūtų. Pradžiai buvo net šalta, dabar jau taip biškį pradeda vėl būti karšta. Gerai, matau autobusą važiuoju, ieškau savo kortelės. Biškį jau pradedu suprasti sistemą čia transportavimas. Tai viešasis transportas man tikrai patinka. Galiu pasakyti, kad su paspirtuku brangiau važiuoti. Neapspėsiu. Pabūkit čia. Oho, ką jis sušilęs vaikis. Toks jausmas, kad nuėjau kokius 7 kilometrus. Kažkur tiek nuėjau, gal 6. Esu jau netoli to departamento. Tokia gražia vietikė. Ten tas pastats man už galvos. Tai štai. Gražus va šitie tokie kvartaliukai. Saulė nešviečia. Tai tokie tarp tų pastatų, kur saulė nešviečia, medžiai. Ir taip gaivu. Į parūkytis išeina. Kaip kvepia. Žalumos tokios paukštukai čiulba. Gražiai pragalvoti. Fainai. Atsiekėt biškį. Ką tik praėjau pro tą ateities muziejų, kur vakar, užvakar, kad aš ėjau, kur tas italas mane apskambinti norėjo. Jau grįžtu į tas pačias vietas po kelis kartus. Dabar bandysiu nueiti įsivedinę šiušit, kad neatrodyčiau kaip mirštantis į tą departamentą ir paklausiu, kaip ten sekasi tom oro linijom, jeigu skrydžių nebus. Ir sakom, niekad nepasiduokit, nenuleisk rankų, ne? Tai atėjau šitą departamentą. Išsiaiškinau čia keletą dalykų. Pirmas mane nedžiuginantis tai yra, kad nekompensuos man viešbučių. Sako, mes galim tik tai pakoreguoti, pabandyti pasidaryti kainą, dar kažką, bet... Nieko čia nebenadarys jau. Tada jie sakė, skrydžių mes nereguliuojam, reguliuoja kažkokia civilinės aviacijos priežiūro tarnyba, priežiūros. Šiaip malonus ten personalas, tai man surado, kur ir jie. Sako, tu gal geriau neik ten, nes nieko jie tau ten neįsileis, nedirbs, žodžiu, skambink. Aš ten skambinau, nieks nekėlė, su kažkokiu automatu pašnekėjau, nukreipė, padėjo ragelį, irgi kaip vandenį, bet už tai man pakėlė ragelį Air Arabija ir padarė prieš scheduling skrydį. Tai perkelė tą atšauktą į rytojaus 22:05. Ir iš Šaržos oro uosto. Dabar žiūrėjau, kad kaip ir ten lėktuvėlis vienas laukti pakilimo. Tai ir iš ten reiškia prasidėti skrydžiai. Tai jeigu jų neatšauks, aš rytoj išskrendu į Krabį. Ir biškį pavėlavęs, bet tęsiu savo kelionę. Šiek tiek trumpiau be pabūsiu aš ten, bet aš ten turiu bilietus namo iš ten. Tai yra, kas gerai, tai yra ten tikriausiai saugiau, nors čia nieks nebėra nesaugiai. Ir man nereikės iš čia pirkti kažkokio bilieto brangaus už kažkur laukti eilėje ir dar kažkur. Aš taip įsivaizduoju. Nes visi tie, kad jie nori išskristi iš čia, jie visi veržės ir kelia bilietų kainas ir nėra nupirkti. Tai labai gera naujiena. Grįžau jau į viešbutėlį. Kažkodėl neveikia kortelė. Tai reikia iš naujo kad įmagnetintų čia man. Nežinau, baigęs gal laiks nebepratęsė. Dabar norėčiau tų, kad yra vieną antrą kartą buvo viešbutį dėmesio. Štai, yra minibaras. Minibar inside. Žiūrėkit, ko čia yra. Šaldytuvas. Kas šaldytuve būn minibare? Nieka. Va. Galit imti. Nieka. Kaip tai sakiau, jeigu norit mesti gerti, galite to žiūrėti čia. Komplikuota situacija čia su to ir. Jeigu nenorit, vis tiek galite to žiūrėti. Nėra blogai čia. Gal net ir gerai. Biškį norėčiau prieiti prie temos
Žioplys. Nu gerai, ne žioplys, nepatyręs iki galo. Nusipirkau kremo apsaugai. Nu, kad neįdegčiau. Nuėjau į paplūdimį. Ir galvoju, nu rankas aš jau esu įdegęs, pasitepsiu rankas, pečius, kaklą, nuo visą kitą jau tegu dega. Ir kaip jūs galvojate, ar išeina pasitepti tokių išnykstančių šešėlių? Kad neužbrūkšlių būtų, bet taip išnykstančiai, biškai susilietų tas pirminis įdegis ir šiandieninis. Ne. Nežinau, matas. Bet ne. Pliemais. Bet aš nebūčiau aš, jeigu aš nesugalvočiau išeities. Ką aš dabar darysiu, kai nuvažiuosiu į Tailandą, paprašysiu, kas nors man nuspalvintų ten, kur yra įdegę, o ten, kur neįdegė, paliktų. Ir susilies vienodai. Grįšiu visas raudonas. Aš taip tikiuosi. Čia yra vištienos kažkas. Daržovės, geribukas, humusas. Va, humuso tai nesu varagavęs. Ir ta pliešama donelė. Skani. Reikia pabandyti. Pradėti reikia nuo to, kas ragavęs. Kaip vis laik visi žiūri mane, bet o kas dabar? Aš šito išvažiuoju. 7 girdėta. How's your food? Good? I didn't taste it, but I hope so. I hope so. Ah? Anything else? No, thank you. It's okay. Good, sir. Okay, thank you. Galvoju, kad norės kamerą išjungti. Taip. Laukim humusus, kas čia per humusus. Humusas tai skonis panašus kaip bulvių tarkiai. Šiaip niekad iki gal aš nesu bandęs išsiaiškinti, kas tas humusas. Tokį bendrą skonį turi sulaikti tą mėsą. Jien tokia kaip faršas, bet suspausus iš naujo. Sumal ir iš naujo padaro formas. Jaučiu kažkoks prieskonis šiai. Va ta duona, jeigu kada nors rasit kažkur tai skaniai tikrai. Jaučiu gaminama jinai paprastai, bet ir skaniai. Pliešama. Nu žodžiu. Prikapojau. Nu čia aš visko privalgiau. Atėjo savininkas dar. Jaučka savininkas. Tangerine. Assalamu alaikum, Ramadan Karim. Tai atėjo savininkas. Thank you so much. Atėjo savininkas. Atnešė dar datulių. Pieno rūgštaus. Apelsiną. Ir jau čia nemokamai atneš arbatos. Viskas nemokamai. Nu čia aš tam, kad nusipirkau. Rūgštos pieno aš jau negeris, nes jau jaučiu, kaip dabar bild skrandy viskas.
Čia kažkas judui? Ne. Nu tai apie svetingumą, nu neapsakomai. Jis čia kelis kartus manim sveikinas. Gal dėl to, kad kamerą turi, nežinau. Oh, it's enough, my friend. I'm full. Good. Yeah, good. What is this? Luqaymat, local food. This is asida, local food. Local food. Can you try this one? I have to try, okay? Now I will bring asida good bubar. Take. Nice. Nice. What is this? Asida. I see that. Asida. Local food. هذا luqaymat good. Okay, let's try this one. But he called not hot. Good. Yeah, good. Yeah. Now I will bring tea. Okay. Chai, yeah. Okay, thank you. Mint, okay? Mint. Mint, okay. Yeah, okay. Čia yra kažkoks kaip spurga gal su medum. Nu, man saldžiai nelabai, bet neblogai. Nu čia ir aš nebeparėsiu iki viešbučių. Jau išbėrė liežuvį nuo persino, mandarino. Bet kaip čia? Kas čia gali būti? Nu toks posaldis. Kaip morkų, ne morkų tyrė su kokiu nors medum. Kažkoks vaisius čia jaučiu ir vietinis, arba daržovė. Nu toks, nei tai morka, nei tai cukinija, bet saldi. Nu, posaldi. Net nemoku paaiškinti. Okay, try. Okay, thank you. Try. Thank you, my brother. Thank you. Try now. It's very hot. Yeah, it's hot. Good? Okay. Yeah, good. Thank you. Aš jau nebenoriu nieko. Kas mane pažįstate labiau, žinot, kad aš nesu labai tos mėgėjas virtuvės bandyti. Man labiau tie užtikrinti patiekalai ir ta tokia skonio įvairovė. Nu jau labai turbūt kažkaip man ypatingai, kad būtų skanu. I want to press shake hand. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. I will see you again. Yeah, you're welcome. Bye. 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 Good, okay? See you soon. Tomorrow I'm leaving. Inshallah. Okay. See you. Bye. O, vaikeli. Nu, prisikirtau. Dabar tiesiu taikymu prigulti. Kylu. Man šiandien ir kažkokia laiminga diena po tiek daug nesėkmių. Tai gavau bilietą. Tada tas mane ten privaišino visko. Ir dabar dar nuėjau į barą. Nusipirkti kokteilį. Pasirodo bare akcija. Vieną perki, kitą nemokamai. Tai 6 paėmiau. Neėmiau 6, vieną pasiėmiau. Vieną gavau nemokamai. Ir žinot, kokį Lietuva yra priėmus mano galva vieną iš pačių geriausių sprendimų susijusių su barais ir kavinėm, kad juose negalima rūkyti. Labai sveikintinas sprendimas. Labai. Ką aš dabar veiksiu? Miegot gal biškį per anksti yra, bet yra pilns gužiuks. Labai daug ten visko privalgiau. Ir labai toks jau biškį pavargęs esu. Jau pradėjo skaudėti nuodeguliai, čia kur aš įdegiau šiandien. Tai tikriausiai įsijungs kokį televizorių. Pažiūrės žinias angliškai.
Ir paskui eisim mėgelio. Ir jaučiu, kad ši diena va taip ir užsibaigs. Nes kas čia caksi visą naktį, man irgi caksėjo. O. Nes rytoj diena, reikės nusiboginti iki oro uosto. Ir tikėtis, kad išskrisiu. Aš out. Viskas šiandien. Labas rytas. Pagalvojau, jungsiu muziką, kad būtų geriau. Foną tokį. Atšaukė skrydį. Nežinau, kaip išlėkti, dar čia geros nuotaikas. Atšaukė skrydį. Bandau prisiskambinti, kelti kažkur kitur. Bet nekeliu ragelio. Tai nėra netikėta. Tai planas yra toks. Važiuoti į oro uostą. Aš labai nenorėjau ten užsidaryti jame, bet panašu, kad reikės užsidaryti jame. Viskas. Tikėkimės. Dubajui viskas. Varau į oro uostą. Ne į oro uostą. Varau pasiimti savo drabužėlių. Gal jau bus padarę. Nu, jeigu nebus, tai dar turi jie 19 minučių. Prisiduodu viešbučiui, kad sėkmingai išvažiavau. Ir boginsimės į oro uostą. Atidavė rubelius 12 minučių anksčiau. Labai gerai. Vakar prasidūriau tas pūslės ant kojų, nes jau nebegalėjau pastovėti ant pėdų. Ir šiek tiek mane neramina, ar aš gerai padariau, ar blogai padariau. Dabar lyg ir geriau. Nebėra to spaudimo ir nebėra taip skaudžiai. Bet kai bus paėjėjus, nežinau. Dabar einu į metro. Su metro važiuosiu ten beveik iki pačio galo. Tas pačias galas yra prie Dubajaus oro uosto. Iš ten sėsiu į autobusą, kuris važiuoja ten iki Šaržos. O Šaržoje bandysiu arba sėsti dar į kitą autobusą, arba išsikviesti Uberį, kad nuvažiuočiau iki oro uosto. Nuo čia ir 40 km iki oro uosto. Nu, tai užtruksiu porą valandų, manau, tai tikrai. O pažiūrėkim, dabar yra be 10:11. Ar pirmą valandą sakysiu, kad jau esu oro uoste, ar sakysiu, kad eik, tu savo dar neįpusėjau. Blogų naujienų kanale, blogos naujienos. Atvažiavau Šaržos oro uostą. Na, šiaip ne taip, su ten metro porą kartų persistrikė. Autobusai, aišku, nebuvo. Su taksu gal gali galvoju, po 100 pipkių, tai 25 eurus mokėjau. Atvažiavau. Ir neįleid manęs į oro uostą, nes mano skrydis yra atšauktas. Ir aš norėjau nueiti čia į vietą į atstovybę ir Arabiją, kad pakeistų man skrydį. Tai neveikta, atstovybė dabar uždaryta. O skambučių nieks nekelia. Ir ne man vienam, kaip supratau, visiems. Nebežinau, ką daryti. Nebežinau jau. Dalį čia išleidžiu. Nu, įleidžiu visą dalį, ne. Kaisti tuos vietos šitai čia. Kas yra? Smegenis? Net pirk čia nieko, nei nueit, atsigert, nusipirk kažkokio vandens turiu, nei pavalgyti, nu, žodžiu. Kas atspės, kur aš esu? Vėl metro. Čia oro uostas. Neįleidai vidų, be bilietų.
Ką man reiks daryti? Ieškoti pirk bilietą. Taip, į Blaškas Gediminas, čia iš vieno krašto į kitą. Buvau jau radęs vieną bilietą iš Dubajaus į Stambulą už 200 eurų, bet nespėjau nupirkti. Buvo 3 sėdynės, tai kol dariau pirkimą, nupirkau visas 3. Čia būtų buvo rytoj. Aš taip lengvai nepasiduosiu. Nu ir atostogos. Vėl čia minus 30. Raniem kas čia negerai ir. Septyniolika, supras. Echt. Žodžiu, net pati. Echt. 17 laipsniai, tai kažkoks slaptažodžiai reikia neint pasišildyti. Kokiem dievam aš jas nuskelsiu? Sveiki atvykę į laidelę Ištrūkti iš Dubajaus. Jos vedantysis Gediminas pristato esamą situaciją. Nusipirkau bilietą į Džedą. Ką tik nusipirkau, o skrisiu rytoj iš ryto 9. Su kažkiek 9 valandų turėčiau kilti. Oro uostas ir čia už 6 stotelių metro, o metro mano stotelį už 2 km, tai turėčiau kaip ir nesunkiai ten nusigauti. Anksti tik tai reikėtų išvažiuoti, kiek 6 jaučiu. Ten tikrai leistų. Vėl ten ir kelias finansų. Pirmas tai yra, kad tikrai išskrisčiau. Antras tai yra, kad ten nuskridęs rašiau skristi kažkur skrydį į Europą. Ir nereikėtų išeiti į miestą, nes jeigu išeisiu, tai reikės tada vizas. Vizas 103 eurų kainuoja, nežinau per kiek padaro greitai gal. Ir jo, jeigu rasiu skrydį į Europą, kažkaip jau toje Europoje atvažiuos su mašinkas nors pasiimau. Apsidraudžiau skrydį, jeigu atšaukt kartais, tai gal netyčia gaučiau draudimą. Dabar situacija tokia su tais skrydžiais, kad apskritai visi skrydžiai kainuoja nuo 4000 dirhamų, nuo 1000 eurų ir virš. Galiu skristi Rygą į Vilnių, bet ir tik tai kitą savaitę. Ir irgi man atrodo, nepamenu, irgi po 4, gal 6000 dirhamų. Galiu šeštadienį skristi į Stambulą, 12 000 dirhamų, mačiau buvo. Pirkti už tiek brangiai ir tiek toli ir laukti ir dar gali atšaukti ne kažką, tai aš renkuos spartesnį būdą išvažiuoti iš čia išskristi į Džedą. Galėjau Rijadą skristi, bet iš Rijado mažiau yra skrydžių į Europą ir mažiau oro linijų yra skirtingų. Tai tokių, turiu viltį, kad iš Džedos kažkur nuskrisiu gal greičiau. Labai daug nežinomųjų, Dabar čia jau yra 4, pus 6 dabar šiandien 4, o šias niek nevalgiau, ryte valgiau pusryčius. Eisiu ieškoti kažkur pavalgyti, manau. Sužinojau PIN kodą, kaip išjungti tą šaldymą. Atsidariau langus, kad šiluma eitų iš lauko, nes nesąmonė čia. Aš šitai užkimęs. Pasakau, tas šilta šalta nedadėt. Nieko gero. Užteks klausyti pezalų, einu ieškoti valgyti. Dar GPS veikimus susilaukė komentaro. Čia iš tuos taksikai man čia reikėjo, kai išlipau iš metro. O daug maž nusistačiau, kurioje vietoje esu, išsikviečiau
taksi pasistačiau tą pick-up pointą. Ir paskui tas pick-up points pradėjo biškį straksėti man visai ne to vietoj, kur aš buvau. Tada įsijungiau GPS-ą. Pažiūrėti, kur aš esu. Ir mane išmetė, kad aš esu jūroje 2 km nuo kranto. Tai negana to, kad sunku šiaip čia viską veik, GPS-as blogai veik. Čia gal pirmai pavalgyti reikia. Pavalgiau. Labai keista, kai indai siūlo mėsainį su jautiena. Nu, bet jeigu jau siūlo, reikia imti. Vat kažkoks kudlytėlis. Nelabai. Vakar skaniau buvo. Toks jausmas, kad su pienoms ten būtų sumaišyts. Arba gal ten vis nefantazuokim. Neskrisiu rytoj į Džedą. Nebelabai, bet turiu ką pasakyti. Vaizdelis tai gražus. Jeigu ne tas taups. Patylėkime kartu. Ne. Oi. Žmonės sako, kad bimbalų yra labai didelis grotelis. Nepasakyčiau. Nes jeigu nesat matę didelių grotelių, tai va. Nežinau, niekas per mašiną. Tai dabar pažiūrėkite grotelis. Gražius, ne? Nei per didelis, nei per mažas. Užsidega miestas po truputį. Neužsidega, įsijungia lempukai. Gražu. Šilta, kažkaip vėjas buvo pakilęs, tai net taip atrodė, kad lis, bet lietaus čia nesimato. Ir po truputį aš neskubėdamas, kadangi neturiu kur skubėti, maunu į viešbutį. O jeigu aš čia susirasčiau darbą, mačiau tik tai vieną telefonų ir kompiuterių taisyklą, nemačiau nei vienos kavos aparatų taisyklos, nemačiau nei vienos dėkliukų ir stikliukų parduotuvės. Ką visi tai? Nu, užvirinčiau. Tada nusipirkčiau privatų lėktuvą ir parskrisčiau. Ne, jau čia žmona nenorėtų, kad taip. Gerai, galvoju tada kitą planą. Nu tai vat, paskutinės naujienos. Grįžau jau į viešbutį, užtenkiau vaikščioti. Yra postumis bilietų pasikeitime ir pirkime, bet galvoju niekam nesakyti, nes nebežinau jau kokiais dievais tikėti reikia, kokiam sėkmėm, nesakys, kol neišskrisiu ir nenusileis kitam oro uoste, arba kol neatidės. Jeigu atidės pasakysiu, arba jeigu nusileis kitam oro uoste pasakysiu. Jeigu ir tas neveiks, nežinau, šoksiu lietaus šokį kokį nors, arba šoksiu per laužą, nežinau, kokių dar prietarų. Reikia pasiskaityti. Nes, kitaip jau nebišėjant, taip paprastais metodais kažkaip nepavyksta. Labai vėlas pavargęs. Ką šiandien veikiau? Iš viešbučio nuvažiavau į oro uostą, tada kitą oro uostą, ir tada grįžau čia, ir viskas, batai ir
Tai ir tik tai 10 000 žingsnių 11. Bet matyt, tas protinis toksai darbas ir paieškas ir čia pakilimai, džiaugsmo, nusivylimai atim jėgų. Nu, jaučiuosi kaip po labai geros darbo dienos. Eis nusipraust ir eisiu tikriausiai jau miegučio. Užteks šiai dienai. Vėl niek nenuveikiau. Jeigu rytoj neišeis išskrist, aš galvoju savo biškį duoti atostogų. 3-4 dienom be bilietų pirkimo. Labanaktis.